Tai buvo pasirinkimų architektūra ir mane labai užkabino vienas sakinys tavo. Tai, kaip suformuosime klausimą, paveiks atsakymą. Tai absoliučiai. Ir va šitas irgi yra, galbūt pat irgi grįžtam prie to profesinės lygos, man kartais irgi išgirstu tam tikrus galbūt politinius teiginius arba tam tikrus sprendimus ir matau, kaip jie būna iškomunikuoti, ne? Ir tada aš galvoju, nu kodėl taip reikėjo pasakyti. Tai, pavyzdžiui, pasakysiu labai paprastą pavyzdį. Ar, nu, tarkim, ateina gripo sezonas, ne, va čia turim vakciną, tai ar skiepytumėsi, jeigu žinotum, kad vis tiek 30% tikimybė, kad susirgsi? Nu, vis tiek bus 30% tikimybė, kad susirgsi. Tai va čia yra vienas būdas suformuoti. Kitas yra, ar skiepytumėsi vakciną, kur 70% tikimybė, kad jinai tave apsaugos. Nu ir važiuojam. Ta prasme, matematika yra ta pati, bet aš galiu galvą guldyti duoti, kad jeigu mes išeitumėm į gatves su vienu ir kitu klausimu, mūsų procentai būtų visai kiti atsakymų. Nes vienas yra vėlgi, tai yra win, tai yra apsaugos mane, didesnis paskaičius, daugiau yra daugiau, 70%. Kitas yra, vėlgi, tai yra negatyvi žinutė, ne, tai yra susirgsi, vis tiek susirgsi, 30%, tai čia 1 iš 3 praktiškai, nu, tai nežinau, gal čia nėra ko apskritai skiepytis. Tai absoliučiai, tai kaip mes formuojam klausimą 100% gali ir paveiks žmogaus atsakymą ir va dėl ko, kaip tai yra beprotiškai svarbu, kai eina kalba apie apklausas, kai eina kalba apie statistiką, kai mes, tarkim, norim kažkokią tai žinutę perduoti. Arba, nu, vat vėlgi, kai mes ten kviečiam žmogų registruotis, arba kai mes bandom galbūt irgi pasiūlyti kažkokią tai opciją arba apselinti kažką tai, ne? Tai irgi kaip mes tai formuluosim, ar mes tai formuluosim kaip sumokėk daugiau ir ten gau kažką biškelį, arba galbūt, tarkim, primokėk tenai, nežinau, ten tos 3 eurus prie to, ką tu jau moki ir už tos papildomus 3 eurus tai gausi va tenai ten tiek ir tiek ir tiek. Tai 100%. Aš turiu tokį vieną kvailą įprotį, va dabar atsiminiau, būna kažko klausiu ir sakau, norėtum, ne? Praktiškai už priminį, žinok. Čia va irgi tas yra priming, va, kalbėjom irgi apie tos vertinius, kad kartais nėra teisingų va, vertinių lietuvių kalboje. Tai yra kaip ir įsodini tam tikrą mintį žmogui galvą. Ir va, kai tu užbaigi to klausimu ne, tada koks yra, nu, realiai tu jau jį man įdėjai galvą, ne, nu, gal ir ne, gal ne apskritai yra atsakymas, nes aš galėjau net nepagalvoti apie tokią galimybę. Tai irgi dabar galvoju, buvo labai įdomus tyrimas darytas kažkokiam nacionaliniam parke Amerikoje, kur žmonės tiesiog rinkdavo ten, nežinau, šakeles ar akmenukus ir neždavosi namo. Ir mintis buvo, kad negalima to daryti ir ten prašė žmonių, kad nedarytų. Ir jie ką padarė? Jie išdėliojo ten to ženklus, kad ten prašau ten nesinešti ten to akmenukų namo ir jie kažkaip buvo neteisingai tai suformulavę, kad realiai tie ženklai pradėjo skatinti žmonės imtos akmenukus, netgi tie, kurie nebuvo sugalvoję pasimti akmenuko, jie pamatė ženklą, bet čia, nu kaip ir negalima, bet, nu šiaip tai fainai įdėti akmenuką pasimti namo, bus suvenyras. Tai nepriming žmonių su to, ne, jeigu nori teigiamą atsakymą. Reikia išmokti to naudotis. Čia dažniausiai toks kaip tikas būna natūraliai, tas išeina ir niekaip nesuprantu. Ačiū, kad peržiūrėt šitą vaizdo įrašą iki pat pabaigos. Mums padės jūsų palaikymas, o tą galite padaryti paspaudę mygtuką patinka ir prenumeruoti. Jeigu norite išklausyti visą pokalbį, jo nuorodą rasite šio video aprašyme.